Sveiki, pilnos valties bičiuliai. Šiandien randuosi puikioj Madeiroj ir ankstus rytas jau prašvito, o mano žvejyba prasidėjus. O čia tai daiktas, ant kurio vakar ir pagavau ir pabandysiu visą tai jums vėl parodyti. Kimba temstant ir sutemus. Tai tokios gražuolės. Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Sveiki, pilnos valties bičiuliai. Šiandien randuosi Madeiroj, puikioj Madeiroj. Ir ankstus rytas jau prašvito, o mano žvejyba prasidėjus anksčiau. Bet kadangi buvo tamsu, tai dar nieko neparodžiau. Ir bandysiu šiek tiek jums papasakot, ką aš čia gaudau. O gaudau aš čia pagrindė barakudas. Tai stiprios, puikios stiprios žuvis, kurios čia puikiai kimba iš tikrųjų. Šiandien jau ir turėjau kibimų ir pagavau ir gaudau aš jas. Pirma žuvytė. Aišku. Tokia labai nedidukė. Koks yra žvejybos būdas gaudant barakudą? Barakudą gaudau praktiškai taip pat kaip lydeką. Tvičiukas, patraukimas kartais. Visada su savim turiu spiningiuką, tiek gaudant Tenerifei, tiek gaudant čia Madeiroj. 5 dalių kelioninis spiningėlis. Tai yra Shimano STC iki 58 gramų, jo pilnai užtenka. Kaip sakiau, masalas wobleriai ir dar šiek tiek yra stikiukų pas mane bei džigų. Vėl kažkokia žuvis. Šį kartą dirba duo Malice 130. Bet visai mailiukas. Tai šita žuvis vadinasi lizardas. Driežas, kurį ir paleidžiam. Pirma žuvis. Ką mes čia turim? Žiūrim. Barakuda. Aukšt. Niekad netraukit su meškeriu. Yra tam kablys vandeninė. Viena iš puikių vietų Madeiroje yra po aerouostų. Tikrai puikia vieta. Tačiau minusas jos, kad ten žvejyba tik nuo 10 ryto iki 12. Tai gali žvejot tik vakare. O ir žmonių ten būna pakankamai nemažai. Nors va čia gylis šitoje vietoje yra apie 40 metrų. Žuvis jinai pakyla, tokia kaip barakuda, kaip tunas. Jisai ateina ir drąsiai iki mano dugno woblerį. Šiek tiek gaudau su džigais, su filkeriais, man jie šiemet čia nedirba. Nežinau kodėl, daug bičiulių mano važiavo čia ir tikrai puikiai sugaudė su šitais masalais. Naktį labai gerai man dirba raudongalvis, o puikiai. Ir va dabar uždėjau perlų motiną, prieš tai turėjau įkirtę žuvį. Dabar bandau su juo vėl. Nors ir nuo uolų
yra sunki žvejyba, tačiau privalumas jų yra mažiau žmonių. Žmonės portugalai vietiniai, jie paprasti, jiem patogu, ateina vakare, užsimeta, gaudo kalmarą, gaudo suplūdinę. Va, ir vėl kažkas tai. Va, jau norėjau eit namo, jau saulė pakilus. Aišku, mažytė labai. Ir vėl atsikabina. Šiaip geriausias laikas žvejyboje yra švintant ir temstant. Valandą iki švitimo, prašvito valandą ir valandą iki temimo ir sutemus dar. Ir vėl, bet visai palei krančiuką. Visai palei krančiuką. Nu visai mažytės, bet smagu pažvejoti. Nu va, mažiukai kimba. Bet mažytės šitokias paleidinėjam. Ir vėl kibimas. Kas čia pas mus iš... Čia jau man patinka. O čia tai daiktas. Gaila lyja ir turiu slėpt kamerytę. Ir randuosi štai čia tiesiai po aerouostą. Puikia vieta. Vakar pagavau čia tuną. Barakudą, gaila negalėjau jums parodyti iki galo, nes sutemo ir lyjo. Masaliukai mano. Štai būtų tokie. Pilkeriukai, obleriukai, tokie stikiukai, ant kurio vakar ir pagavau tuną. Kotas 270 iki 58 gramų. Na, o ryte 5000 Shimano pilkeriuką dedu 60 gramų. Ir tai pakankamai ilgai jisai skęsta. Ir prabandysiu kažkiek čia prašukuoti. Bandau pakaitaliot masalus, vobleriukas. Kol kas neatsiliepia žuvis. Manau, kad dar šiek tiek per anksti. Bandau duvo stikiuką, stiką, duvo malicę. Na va, pirmoji barakuda, bet tikrai dar bus ne paskutinė, nes jos kimba temstant ir sutemus. Tai tokios gražuolės. Pasigrožėkit. Visada turėkit skuduriuką, nes žuvis slidžios ir paleidimas. Taigi, mėlyjeji, rytas. Na, o toliau bandau puikų stikeriuką. Tai yra duo press bite. Manau, puikiai tiks ir vėjažuvėm, ir šralačiui. Labai didelės bangos šiandien ir žvejai keli stovi toliau, nelabai randa vietos. Aš atvažiavau anksčiau. Vietos buvo ir ten, kur jie stovi, ten jau labai užbanguoja ir aptaško. Ir čia jau yra sunki žvejyba. Negaliu prieiti aš jau prie apačios, tačiau vis tiek čia yra dar kažkiek geriau. Tai dabar jau dedu savo numylėtinį vobleriuką, mėlyna nugara, pinka pilvas. Pats geriausias mano vobleris liko barakudos nasruose, tai duo realis, siltvaterinis, 160, raudongalvis. Patarimas jum, važiuojantiems į Madeirą, turėkit visokių masalų iš tikrųjų. Nors pavyzdžiui, man dirba vobleris, kitą kartą pilkeris, jisai padaro savo darbą daugiau. Guminukas, štai šiandien priešas sukibo ant guminuklo. Taip pat ir stikiukai. Duo malis, puikus. Masalas, aišku, galingas, 60 gramų duo malis stikas. Pagautas tunas su juo. Ir po to liko
kitos žuvies nasruose irgi. Savo savaitinę žvejybą jau baigiu. Puikia sala, su puikiais žmonėmis, su puikiamis žuvimis, iš tikrųjų. Pagauta begalė žuvų, ypatingai daug pagavau barakudų. Gruperis papuolė ir bonitos, va štai va tokie va bonitos, tai yra mažieji tunai. Ypatingai daug pagavau ant raudongalvio duo realis 160 vobleriuko ir gaila, kad negalėjau aš jums visko parodyti, nes dažniausiai kipimas jau yra sutemus. Važiuoji į Madeirą, būtinai pasiimk spinningą, būtinai. Nedaryk klaidos, kokias darydavau aš, kad anksčiau važiuoji kelionės ir nieko neėmė. Tai yra gaudyk, važiuok, žvejok. Reikia patarimų, užsuk pas mus į pilną valdį, parašyk. Būtinai prenumeruok mus, bus tikrai naujų laidų šiemet, bus naujų video ir laukite, ne tik iš Madeiros, bus ir iš Lietuvos. Ačiū, kad žiūrite ir gerų jums įspūdžių. Iki. Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūklei ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e.